Sveiki, mažųjų bendrijų ir OAB firmelių savininkai, darbuotojai ir visi kiti prijaučiantis krovininiam mikroautobusam. Turime šiandien Fordą Transit Customą, labai gražus. Ne įmonės, o mažosios bendrovės, tik tai asmeninis praktiškai autobusiukas, vežiotas vanduo žmonėm į namus. Automobilio rida tik tai 270 km. Jokių rūdelių, kėbulas gražus, salonas naujas. Su atbulinė kamera, šildomos visokios sėdynės ir panašiai. Žiūrėkit, multifunkcijos. 277. Gražu. Du rakteliai. Padangos geros, žieminės. Lipdukus nusilipdysit, savo persiklijuosite. Viskas keista. Pagrindiniai diržai prieš 30 000 keista. Visos pilnos knygutės servizo. Su lediniais žibintukais. Naujesnis modelis nuo 18 metų. 2 litrinis pats geriausias. Pasižiūrėkit kokios spynos, kad niekas neapvogtų. Čia dar reikia mokėti, elgtis. Va. Pasižiūrėkit. Čia jeigu reikės, galėsite išsiimti, galit persidaryti kemperį, motociklam vežtis, keturračiams. Kaip tik tai norėsit, taip galėsite jį eksploatuoti. Durys atsidaro į abi pusės, pakrauti su paletė ar kažką. Labai patogu. Taip pat užsirakina su atskiriu rakteliu. Keletą duobučių yra, bet jokių braukimų. Čia meninis lyginimas gelbės. Automobilis grįžęs toks, pats pravažiavau. Tai labai šiaip gražus, tvarkingas, važiuoja įspūdingai, važiuokliai ideali, pilni servizai, tiufai, techninės apžiūros. Automobilio kainytę padėrėsime, sutarsime, jokių papildomų mokesčių nieko nėra, su partronikais. Tad prašom, kreipkitės, jeigu reikia, turime ir tokį patį senesnio modelio keleivinį 9 vietų. Tad iki.